Jisai, žinai ką, ėjo į mokymus. Ėjo į elektrikų mokymus. 5 metus jau Vilniuje jisai ėjo elektrikų mokymus ir sukišo visus tėvų savo pinigus. Dabar jisai Tauragėje už valandą 100 eurų ir gyva eilė. Gyva eilė, o kas yra gyva eilė, kad atvažiuoja ir laukia tiesiog. Ir jo, ir jisai specialistas labai geras, tos ryties, suranda, kur ten tie gedimai naujų mašinų, žinai, kur elektronika. Ir viskas, valanda, dabar buvo valanda 100 eurų, aš dabar nežinau, kiek ta valanda. Tai va, prieš kiek laiko, tai aišku bus pakėlė. Taigi viskas krenta, taigi tu už tą patį pinigą, tu visi mažiau nupirk, čia popierių, čia tik į popierių krūva, su nupieštų skaičiumi. Kai žmogus atrado pinigus ir jisai į kainų jau vertė. Čiagi žmogaus išrasta. Tu čia iš tikrųjų net ne energiją perki, net ne žmogų. Tu moki mapo pergalius su nupieštais skaičiais, o gauni iš manęs energiją, paslaugas, žinias, čia daug vertingiausia. Jo, tai yra brangiausia? Jo, paslaugos. Dabar va, viskas taip ir vyksta, kad tu parduodamas produktus vis laik paslaugos brangiau kainuos negu produktai. Nes tai kas ten, fabrike pagaminai ir viskas, žinai, o čia kiek reikia pro patirtis praeit, prakalbint, kad tu tai atrastum, sudarytum sistemą, kiek čia reikia įdėti, kiek čia daiktų įtraukta, kiek čia žmonių buvo įtraukta, kol tai. Tai va, dėl tos laik paslaugos brangiau kainuos. Bet ne visi tą vertę supranta, nes pirkit... Tai ir paaiškini, mano užduotis ir yra aiškint, šnekėt, duot suprast, nes kitaip nesupras. Bet reikia per save perlipti, vis tiek. Papasakok, kaip tu perlipai. Tai Kairina jau seku senai iš tikrųjų. Tas visus jo nemokamus video matęs YouTube'ai. Tai ir ką, nusprendžiau atvykti, vis tiek reikia. Čia be moterų vyrai nebūsi ten, kaip ten dabuoja. Be santykių. Be gerų santykių, ne taip, kad be bet kokių santykių. Kokie ten santykiai, jeigu tik pasisveikini ir viskas. No. Nesąmonė, žinau. Tai ir va, ir atvykau, pakeitim stilių, mokomės šokti. Nu ir pažiūrėkit, vieni jau kiek nemokami, tie video padėjo Paulius, pavyzdžiui, atvažiavo su savo šokių partneriu. Jo, su šokių partneriu. Matot, jisai sukūrė santykius yra, jis supa moterys. Ta prasme, tai yra labai pagirtina ir tikrai gražu ir va ką daro, nes jisai į tai investuoja energiją, laiką, pinigus, dėl to jau santykiai kyla. Jūs negalvokit, kad tu bus ateis tas momentas, turėsiu gerą mašiną, turėsiu namo pasistatyti, išsikasęs 3 metrų prūdą, daug ir pačius panos ateis pas mane. Vat aš turėjau tokį klientą ir niekas tenais neatėjo, vyrai. Niekas tenais neatėjo. Ir mes darysim školą, žinai, čia. Tai palauk, tu pasakai, sakei, Londone vienas turi paveldėjęs butą ar ką ten? Jo, ir jisai vienas, nes reikia, kad tu pritrauktum žmonės į tą savo butą, tu turi suprasti aplamai žmonių psichologiją. Kokius jie tikslus turi. Ką jie nori pasiekti, kaip tu tai gali jiems padėti, taip toliau supranti. Važiuok, matai, kai sužaidė, tu matai. O čia tai kaip alfa vyrai sužaidžia. Nu, kiek laiko sutaupėm, tai nerealiai, nes ten eilė buvo, tai. O būtume dar stovėję. Ir dabar važiuojam kirptis. Jo. Tai va, ir tas vyras pas mane atėjo mokymus verslininkas, kuris buvo, jis milijonierius yra Lietuvoje. Ir jis galvoja man įspūdį padarys, kai jis ten milijonierius ir kai jis ten su Range Roveriu juodu atvažiuoja pas mane į mokymus. Nieko man tai nedaro įspūdį. Jam tik atrodo. Jam tik atrodo. Jo, realybė tokia. Jo, tokia realybė, bet aš po to, aš kai atsidariau savo vaizdo įrašas, va ten vertė yra. Ir mano žinios, mano galva, mano pakomentavimai, visi pastabos, matymas jo, kokias jis klaidas daro, kuriem reiktų tobulėti, kuriem ką keist. Va čia viskas buvo ir automatiškai pradėjom keistis ir kiek aš per nepilnai 3 savaitės suradom jau jam į tą namą draugę. Ir dabar jis gyvena su ja. Matei, kaip vėl padarėm. Lindai. Gerai, kitaip nieko nebus čia. Tai va,
Tai va, vyrai, reikės tą išmokti, norom, nenorom. Čia jų privaloma. Tu išmoksti, kaip bendrauti čia. Jūs galvojat, išmokina jūs tai šeimose universitetus, nieks nemokina. Jūs draugiškai mokat bendrauti. Kad moterį suviliot. Yra visiškai kitoks bendravimas, kur jūs nebendraut. Nei su šeimomis, nei su giminimis, nei su draugais. Ir jūs net nematyt, kaip tie draugai ten taip tą daro. Čia tik atvažiuot susės prie stalo, pradėti man aiškinti video, pradėti eit kartu į praktiką, man nusifilmuoti jūs, pasakyti, kas gerai buvo padaryta ir kur reikia pakeisti, patobulėti, pasitaisyti, išsilaikyti egzaminus ir viskas. Ir būsi paruoštas. Čia kaip universitetas. Čia netgi aukščiau ne kaip universitetas, nes čia turi tokių dalykų mokinti. Universitetas tai ką, baigi? Nu ką, čia Popierių, stalčių ir... Nu, ir viską žinai, o čia visą, kiekvieną dieną čia naudoji. Taip, Tu išeini iškart naudoji. Tu važiuoji iškart naudoji šitos visos žinias, įgūdžius. Что ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю, я тебя